Kągi, metai baigėsi, yra gera galimybė juos apžvelgti. 2025 Lietuvai nebuvo lengvi. Labiausiai įsimintinas įvykis turbūt yra Palucko vyriausybės atsistatydinimas, kurią nuo pat pradžių sekė nesibaigiantis melas, korupcijos šešėliai ir visuomenės supriešinimas. Na, o prieš pat didžiasias metų šventes valdantieji mums įteikė naują dovaną kabutėse žinoma, LRT įstatymo pataisas, kurios stumiamos buldozerių skubos tvarka, nepaisant visų konstitucijos reikalavimų tai skubos tvarkai. Ir be abejo ir tų įstatymų turinys yra prieštaraujantis tiek konstitucijai įtvirtintam LRT nepriklausomumo principui, tiek ES žiniasklaidos laisvės aktui. Galiausiai šis buldozeris buvo pristabdytas, bet ne todėl, kad valdantieji persigalvojo, o todėl, kad įvyko masiniai protestai ir šiaip iškilo natūralios kliūtis valdantiesiems toliau jį stumti. Tačiau tai dar ne pergalė. Akivaizdu, kad bus mėginama veikti ne taip atvirai ir ką parodo jau pasirodę įstatymo projektai dėl tam tikros cenzūros nacionaliniam transliuotojui. Tačiau šie metai parodė ir kitą dalyką. Noriu padėkoti jums visiems, pilietiniai visuomeniai, už tai, kad nelikote nuošalyje ir susivienijote apginti laisvą žodį. Prisiminus sausio 13-osios patirtį, akivaizdu, kai kyla grėsmė laisvei, visuomenė ją atpažįsta, reaguoja ir kyla į kovą. Tai, ką matėme Lietuvoje, nėra jokia išimtis. Su tais pačiais procesais, melu ir dezinformacija, radikalizacija, bandymu silpninti demokratiją susidurima ir visoje ES. Todėl tais pačiais klausimais dirbau Europos parlamente, tik platesniu, europiniu mastu. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete tai dažnai reiškia nuoseklų pasipriešinimą radikalių, dažnai prorusiškų jėgų mėginimams silpninti žmogaus teisių apsaugą. Taip pat siekime įtvirtinti naujas, pažangias taisyklės visose srityse, nuo kovos su smurtu prieš moteris iki lygių galimybių darbo rinkoje. Tačiau svarbiausias Europai yra be abejo Rusijos agresijos prieš Ukrainą klausimas. Daug nuosekliai dirbau šioje srityje. Sausį daug prisidėjau prie to, kad Europos parlamentas priėmė rezoliuciją galų gale pasmerkusią rašizmą kaip prieštaraujančią tarptautiniai teisei ir Europos vertybėms ideologiją. Taip pat kėliau specialiojo tribunolo agresijos nusikaltimui prieš Ukrainą klausimą. Daug dirbau, ieškodamas teisinių kelių, kaip panaudoti Rusijos įšaldytus aktyvus Ukrainos naudai. Ta darbą tęsiu, kad Lietuvoje būtų apginta žiniasklaidos laisvė, Europoje žmogaus teisės, o Rusijos agresija neliktų be bausmės. Artėjančių švenčių proga linkiu ramių ir jaukių akimirkų su artimaisiais. O ateinančius metus pasitikime susitelkę, kritiškai mąstantis ir kaip visada pasirengę ginti laisvę.